bus nupirkti darbai ir jie tikrai nemoka daugiau, negu buvo leistina įmoka. Jeigu yra šiltesnės žiemos ir nėra pagal normatyvus, kai buvo paskaičiuotas investicinis planas, tokios šaltos žiemos ir, pavyzdžiui, jie negyvena šiltesniai temperatūrai patalpose, jie be abejo sunaudoja mažiau kilovatvalandžių. Jeigu sunaudoja mažiau kilovatvalandžių, jie skaičiuoja nuo faktinių įmokų, ką mokėjo ten pernai ar dar kažką, įmo tam tikrą laikotarpį. Ir nuo to skaičiuoja, ar jie gali padengti tą įmoką. Bet juk visi tie planai ir darbai ir tas namas renovuotas yra 20 metų. Negalima imti kažkokį vieną periodą ir paskaičiuoti. Ir patys žinom, kokia buvo pernai žiema, užpernai kokia buvo žiema ir kokios žiemos buvo prieš kelerius metus. Visiškai yra skirtingos temperatūros. Tai po kokius metus jūs skaičiavot? 3 paskutiniai 3 metų. Nežinau, čia įdomiai skaičiuoja. Investicinė yra metodika, kuri nustato, kaip yra paskaičiuojami investiciniai. Ji, aišku, be abejo, jinai koreguojasi ir nuo tos pirminės irgi buvo aplinkos ministerija ne kartą pakeitus ir dabar ką tik irgi keitė ir reikalavimai keičiasi. Bet tie skaičiai, tai, ką jie sutaupo, tai yra didžiulis efektas. Tai vėl sąskaitos nekesnės. Kaip neatsispindi, jūs pasižiūrėkit, kiek jūs mokat. Jeigu iki renovacijos mokėdavot po 30 eurų, jūs dabar mokat ir kartais ir tik po 10 eurų. Po 10, bet pridedam kreditą, pridedam palūkanas, pridedam administracinį mokestį. Kiek mums gaunasi? Tai jeigu jūs kalbėjote, kad sutaupytą šilumos kainą mes galėsim padengti kreditą, kuris numatytų pagal normatyvinius, kiek jūs turėjot mokėti vienais, kitais, trečiais metais. Juk investiciniam plane aiškiai nurodyta didžiausia įmoka, kurią gali mokėti už kreditą ir už palūkanas. Jūs jos neviršėt, vadinasi, efektas yra. Jeigu dar brokai ištaisyt, jūs sakot gerai, ne? Kiek aš žinau, ten brokai buvo ištaisyti. Sakykit, kas bus su jais, kada šalčiai užės. Kadangi aš nelabai susigaudau tarp šilumos ir šalčiai. Pavyzdžiui, bus minus 25. Tada jiem mažiau reikės mokėti. Be abejo, jeigu, sakykime, aš galiu kiek 11 sausio jie sunaudojo vienam kvadratiniam metrui 24 kWh šilumos, o dabar, sakykime, 16 sausio tik 9. Beveik 10. Aš suprantu, bet paprastai, taip paprastai žmonių kalbant, aš gyventojas esu. Šalčiai minus 25 laipsniai. Man išrašo tą sąskaitą mėnesinę už šilumą. Su kreditai, su viskuo, su to dengimo bus mažesnė negu dabar moka. Su viskuo, su kreditu, su viskuo bus mažesnė negu dabar. Kaip negu dabar? Negu dabar prie šilumas moka, kada šilta. Ne, tai už dabar, kai šilta, tai jie tik kreditą moka ir tik už vandenį, jie už šilumą iš vis nemoka. Ne, tai aš suprantu, kad vasarą nemoka, bet kada žiemą. Bet anksčiau jie, kai namas buvo nerenovuotas, jeigu šilta žiemą, jie vis tiek mažai mokėdavo. Ne, jie daug mokėdavo. Didelis kiauras namas. Bet faktiškai ir ten buvo irgi daug tokių problemų. Bet renovacijos tokia politika, jinai žlunga. Jeigu žmonės moka apskritai daugiau už renovuotą namą, reikės kreditus, visas kitas. Niekas nesuvartų. Pagal jumis dabar išeina. Jeigu temperatūra oro krenta, mūsų sąskaitos automatiškai turėtų būti mažesnė. Ne, jūs efektą pajusit tada, kai bus šalta. Jūs tada pajusit. Čia yra gal ir aš nežinau. Čia žinau, kad reikėtų biškai pastovėti jūsų tokia bėda, čia didelė bėda, bet reikia palyginti kitus, pavyzdžiui. Ar jūs, man tokia mintis kilo, kad ar jūs negalvojate, kad čia namas darytas renovuotis ir dar užsidirbti iš to, paskui parduoti būdą, dar kažką tai. Nežinau, ar tai blogai yra visai. Kaip kiti kažkaip. Mūsų visi renovuoti namai, kurie aplink, žinau, visi džiaugiasi. Labai Tai gerai. vienintelis namas turi. Kuriam kitas komitetas, mes kaip nors mačiau, kad kitas jau komitetas. Mes nieko negalim nuspręsti, tai išklausėm. Kada sprendimas? Darybos posėdis 25 dieną, ketvirtadienį, 13 val. Posėdžio pradžia. Gal dalyvauti? Kviečiame dalyvauti. Dėkui.
Tvarkyti lauką. Aš tiesiog nepapildžiu, skaičiu žodžius ir viskas. Tai pakvieskim pirmininką ir jis kažką nori su jumis kalbės, ar ne? Pirmininkė, ateikit jūs. Pirmininkė! 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 Ateikit, ką jūs dar norėjot, nes laukia kitus komitetus. Nes jau čia... Jūs sakėt kažką kalbėti. Ai, labai... Be mūsų, ne? Ne, galit būti nesvarbu. A tai ne, mums reikia į tualetą. Dabar mes galime važiuoti kažkur ir investicijas. Kada dar tokiesnis laikas būtų komiteto posėdį daryti? Justinas kažką Noriu dar pasakyt greitai. Norėčiau aš taip staigiai pasakyti, iš tikrųjų nežinau dėl ko, nes aš asmeniškai negavau šitas papkės, bet kai gavau šitą papkę, žinokit, yra žiauru. Yra žiauru ir aš nesuprantu, iš kur viskas susideda ir jūs, ko norėčiau, ką mes mūsų komitetas tvirtinam tokius dalykus, kur iš tikrųjų nėra pateikta medžiaga, nėra ir mes tvirtinam už tai, kad viskas vykdytų. Nu čia yra va eilutė, aš vieną dalyką, man atvirčiu pirmą lapą ir pasakau. Paprasčiausiai. Čia kalbė apie projektą. Apie projektą. Ne apie projektą, vykdomi, nevykdomi darbai. Šitas papkės. Ai, baseinas. Taip, yra nuotraukas. Taip nekeista tą dieną, kai fotografavau, tai buvo komitetas susirinkę viešai, fotografavom šitą nuotrauką. Realiai, paskaičiavus pagal jų šitą nevykdomų darbų, čia buvo iškasta 2 metrai su viršum įgilinimas. Nu, aš matau seną gruntą, o pilamas smėlis. Nežinau, žinokit, aš norėjau tokia kaip pastabą duoti, kad mes iš tikrųjų nagrinėjam tokius dalykus. Tai čia ne kanalizacija buvo. 1400 kvadratų trinkelių ir 3200 kubų išbėgs. O tai prarandam vėl 110 000 eurų. Aš supratau, aš norėjau prieš tai, aš iš tikrųjų kaip kontrolės komisijos, aš šitą imsiu, kad turbūt eisiu į teismą, nes taip negalima. Ne, matot, buvo ponas pirmininkė, dėl ko negavom mes tos partijos, jūs man mum ir atsakėte. dabar aš galiu, aš dabar pavaduotojas esu, aš tai galiu pasakyti. Ta papkė buvo atiduota komiteto pirmininkui, reiškia. Ir sakė, prašom pasižiūrėti. Čia visi dalyvavę sakė skaičius, kurie užprotokoluoti, skirtumai yra, nes 4. Jeigu tam protokolė, toj papkėje nebuvo tų skaičių, ta papkė buvo ir mūsų klaida buvo, ir pirmininkas pripažino, kad nepasakė komiteto nariam, kad galim susipažinti. Po to, po susitikimo mes pasakėm, kad yra papkė, prašom susipažinti. Tai jūs, tam tik gerai, bet galim visada pakeisti, jeigu įrodysi, kad ten yra nesąmonės, galim vėl susirinkti, sakyti, kad čia yra mizeris, kad čia yra netiesa. Aš, pavyzdžiui, administracija, kuri teikia, aš tikiu, kad jie pasakė tos skaičius, išnagrinėjo statybos skyriaus vedėjas Vyčas, profesionalas. Nu, aš negaliu tikrinti kiekvieną skaičių, bet tu kaip statybininkas tavo jau, tu gal geriau matai. Aš tikrai tų sąmatų netik, Aurimis gali gal patikti. Aš tikrai nesugebu, negaliu. Bet jeigu tu rasi šitą dalyką, čia tik yra rekomendacijos. Reikia viešųjų pirkimų tarnybos gauti. Tai galima kelti kitą klausimą. Vieną paprastą šim dalyką, kai atsistojęs statybos direktorius sako, kad bus brangesnės trinkelės, o iš žalio keičiami į juodas, kur jos pigmentas automatiškai Kaip nepartinis, ar tai kitas dalykas, aš nuvažiavau broliui pirkti trinkelės, aš paprastas žmogus pirkau trinkelės už pigesnę kainą, negu čia yra samato. Gali būti. Nesiginčiu. Negu nuo bazinis. Tai gerai, galim visada grįžti. Aš norėjau komitetą dėl investicijų ateity pasvarstyti, bet dabar taip gavosi. O, viskas, mes turim užleisti.